السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. Šlovė ir dėkingumas Alachui, kuris šiai bendruomeniai nubrėžė islamo nuostatas, įpareigoja galinčiosius iš jų atlikti piligrimystę į šventosius namus ir už tai paskyrė didžiulę malonę bei dovanas. Jis pažadėjo, kad tas, kuris atlieka hadžą ir nesielgia nepadoriai bei nenusideda, apsivalys nuo savo nuodėmių ir taps toks tyras, kaip tą dieną, kai jį pagimdė motina. Tai yra priimtasis hadžas, kuriam Alachas neskiria jokio kito atlygio, išskyrus rojų, taikos buveinę. Šlovinu jį ir dėkoju jam. Liudiju, kad niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus jį, valdovą, šventąjį, taikos šaltinį. Liudiju, kad Muhamedas yra jo tarnas ir pasiuntinys. Geriausias iš tų, kurie meldėsi, atliko hadžą, davė išmaldą ir pasninkavo. Te laimina jį Alachas, te suteikia jam taiką ir palaimą, taip pat jo šeimai, jo doriesiems ir kilniesiems bendražygiams, bei tiems, kurie sekė jų keliu su gerumu, tol, kol keičiasi naktis ir dienos. Musulmonai, Allaho namų piligrimai, patariu jums ir savo bijoti Allaho, didingojo ir galingojo, ir atminti jį slaptoje ir viešumoje. Jūs esate jo valdžioje, jo galioje ir paklūstate jo valiai. Nėra nuo jo pabėgimo ir nėra prieglobsčio išskyrus pas jį. Būkite nuoširdūs Alachui savo žodžiais ir darbais, laikykitės Allaho rašto ir jo pasiuntinio sūnus, nes juose yra laimė, garbė ir išsigelbėjimas. Žinokite, kad Allahas žino jūsų paslaptis taip pat, kaip ir tai, ką atskleidžiate. Niekas iš jūsų nėra paslėptas nuo jo. Allaho tarnai. Allahas suteikė malonę pranašo Muhamedo, tikėjim ir Allaho palaimo bendruomeniai. Jis parodė jai tiesos ženklus, apšvietė jai teisingą kelią, palengvino gėrio kelius ir laimės priežastis, atvėrė jiems vilties ir tikėjimo duris. Kiekvienas,
gėrio sezonas keičia kitą. Ir šiomis dienomis musulmono didis troškimas yra šventiesiems Alacho namams, siekiant atlikti umros ir hadžo apeigas, bei aplankyti Alacho pasiuntinio mečetę. Prašau Allahą palengvinti piligriminę kelionę ir suteikti ramybę apsistojant, ir prašau Allahą mums ir jiems priimto hadžo, priimtų gerų darbų ir pagirtinų pastangų. Islamo bendruomenė. Iš Allaho malonės mūsų pranašo Muhamedo, taika jam ir Allaho palaima bendruomeniai, yra tai, kad jis padarė hadžą privalomą vieną kartą gyvenime, kiekvienam atsakingam musulmonui, jei tik jis turi galimybę jį atlikti. Tas, kuris nori atlikti hadžą, privalo paskirti savo tyrą ketinimą vien Allahui, suderinti savo veiksmus su Allaho pasiuntinio suna, paskirti tam turtą, išleisti nuo uždarbio ir skirti tam dosnius išlaidas, nes Allahas yra geras ir priima tik tai, kas gera, ir tai didina atlygį. Tikinčiųjų motina Aiša, tai būna Allahas ją patenkintas, perdavė, jog Allaho pasiuntinys, tai kaim ir Allaho palaima, jai pasakė umros metu: tavo atlygis yra pagal tavo pastangas ir išlaidas. Ypač tau, piligrime, nuoširdžiai skirk savo darbus Allahui, nepririšk savo širdies prie nieko išskyrus jį, ir neprašyk savo poreikių patenkinimo iš nieko kito, tik iš Allaho, tai būna jis išaukštintas. Jis yra tas, kuris patenkina poreikius, atsako į maldas ir yra visagalis. Jis yra reikalingas visiems. Išaukštintasis tarė, kas atsako nelaimėliams, kai jie kreipiasi į jį, kas pašalina jų kančias, kas padaro jūs žemės vietininkais. Ar tai kitas dievas greta Allaho? Mažai susimastote. Ir jis taip patarė, jeigu Allahas tau nulemia nelaimę, niekas negali jos panaikinti, išskyrus jį. Jeigu jis numato tau gėrį, niekas negali sulaikyti jo malonės. Jis suteikia tai, kam panori iš savo tarnų. Jis yra atleidžiantis, suteikiantis malonę. Tad būkite Dievo laimingi, Allaho tarnai. Gerbkite jo šventinybes, laikykitės tinkamo elgesio prie jo namų, jo saugiojoje žemėje ir jo kilnaus pasiuntinio žemėje. Siekite tyraus hadžo, nuoširdaus atsidavimo Allahui, gero elgesio, gražių žodžių ir sunos laikymosi. Taip pelnysite atlygį ir atpildą. Allahe, prašome tavęs teisaus tikėjimo, priimtų gerų darbų, nuoširdžiai atliktos atgailos, priimto hadžo, mūsų nuodėmių atleidimo, mūsų trūkumų uždengimo, mūsų širdžių vedimo, mūsų įžvalgų nušvietimo, tavo malonės ir pasitenkinimo. Allahe, atleisk mums, mūsų tėvams ir visiems musulmonams. Iš tiesų, tu esi atleidžiantis, suteikiantis malonę. واحرصوا على نقاء الحج وإخلاص العمل لله عز وجل وحسن السلوك وطيب الكلام وإصابة السنة تنال الأجر والثواب اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا Šlovė ir dėkingumas Alachui, pasauliui viešpačiui. Gera pabaiga skirta dievobaimingiesiems ir nėra priešiškumo išskyrus neteisingiesiems. Liudiju, kad niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Allahą, vienatinį, neturinti bendrininkų. Liudiju, kad mūsų vadas ir pranašas Muhamedas yra jo tarnas ir pasiuntinys. Allahe, laiming, suteik taiką ir palaimą mūsų pranašui Muhamedui, jo šeimai, jo bendražygiams ir tiems, kurie tvirtai seka jų keliu su gerumu. Allaho namų piligrimai, bijokite Allaho ir žinokite, kad hadžas ir umra turi savo ramščius, pareigas, sunas ir etiketą. Kai musulmonas įžengia į ihramo būseną, jis įsipareigoja veiksmams, kurios privalo užbaigti. Ir įsipareigoja vengti to, kas būnant ihrame draudžiama. Pranašas Muhamedas, tikaim ir Allaho palaima, pasakė: perimkite iš manęs savo apeigas. Allahas, didingasis ir galingasis, savo šventose ir tyrose vietose paskiria tos, kurie turi pakankamai žinių
ir gebėjimu tarnauti 2 šventosiams mečetams, saugoti šventenybes ir atvykstančiuosius į jas. Saudo Arabijos karalystės valdžia, tą pagerbė Allahas, paskyrė šventosiuose mečetėse ir kiekviename chramo įžengimo taške religijos žinovus, kurie nukreipia žmonės, moko jos jų apeigų ir rodo teisingą kelią. Išaukštintasis tarė, klauskite išmanančiųjų žmonių, jeigu nežinote. Taip pat pasitelkimi išmanieji renginiai, skirti tarnauti maloningoje svečiams. Tad, mano broli piligrime ir sesė piligrime, stenkintas, kad jūsų umra ir hadžas būtų priimti, o jūsų pastangos įvertintos. Pranašas Muhamedas, tikėjim ir Allaho palaimą, pasakė, priimtasis hadžas neturi jokio kito atlygio, išskyrus rojų. Taip pat jis pasakė, kas dėl Allaho atlieka hadžą ir nesielgia nepadoriai bei nenusideda, tas grįžta namo kaip tą dieną, kai jį pagimdė jo motina. Tai jūsų galimybė, Allaho namų piligrimai, šiuose šventose vietose, apreiškimo vietose, išlieti atgailos ašarus, kurios nuplauna nuodėmių nešvarumus, prašyti savo viešpatės atleidimo už klaidas, kad jis jas atleistų ir nuoširdžiai atgailauti Allahui, kad jis priimtų jūsų atgailą. Allaho tarnai, gausiai melskite palaimos ir taikos geriausiam Allaho kūriniui, Muhamedui ibn Abdullahui, taika ir Allaho palaima jam ir jo šeimai. Allahe, būk patenkintas teisėjusiais kalifais ir visais bendražygiais ir tais, kurie sekė jų keliu su gerumu iki atpildo dienos. Allahe, saugok hadžo ir umros piligrimus ir palengink jiems jų apeigų atlikimą saugiai. Allahe, atitolink nuo mūsų ir nuo musulmonų nelaimės, blogį, ligas, sunkumus, išbandymus ir negandas. Tai, ko niekas, išskyrus tave, negali atitolinti. Nukreip nuo mūsų blogį, taip, kaip nori ir kada nori. Iš tiesų, tu esi visagalis. Allahe, sustiprink islamą ir musulmonus. Išaukštink savo malonę, tiesos ir religijos žodį. Allahe, paremk tiesa, sėkme ir teisingų vedimų mūsų valdovo, 200 mečečių tarną, karalių Salmaną ibn Abdulazizą. Tai suteikė jam Allahas pergalę. Suteikė jam sėkmę tame, kas tau patinka ir kas tave tenkina. Vesk jį teisumo ir dievobaimingumo keliu, suteik jam gerą aplinką, išaukštink per jį savo religiją ir pakelk savo žodį. Padaryk jį parama islamui ir musulmonams ir suvienik per jį musulmonų žodį tiesoje ir teisingame kelyje, o viešpate pasauliu. Allahe, suteik jam, jo įpėdiniui, jo broliams ir padėjėjams sėkmę tiesoje ir teisingame kelyje bei visame, kas naudinga žmonėms ir kraštams, ir atlygink jiems geriu už islamą ir musulmonus. Allahe, suteik musulmonų valdovams galimybę veikti pagal tavo raštą ir tavo pranašo Muhamedo, tikėjim ir Allaho palaimo suną. Padaryk jos malonę tavo tikintiesiems tarnams ir suvienik jų žodį tiesoje, o viešpate pasauliu. Allahe, saugok mūsų šalį, Saudo Arabijos karalystę, jos taiką, stabilumą, jos valdovus ir karius, taip pat visas musulmonų šalis. Allahe, siekime prieglobsčio tavo pasitenkinime nuo tavo rūstybės ir tavo atleidime nuo tavo bausmės ir siekime prieglobsčio pas tave nuo tavęs. Mes nepajėgime tave deramai išaukštinti, tu esi toks, kaip pats save išaukštinai. Allahe, nebausk mūsų už mūsų blogus darbus. Nebausk mūsų už kvailių, kurie tarp mūsų veiksmus. Apsaugok mus nuo visko ir būk mūsų pagalbininkas bei rėmėjas. Allahe, suteik pergalę islamui ir jo žmonėms visur. Mes prašome tavo atleidimo, iš tiesų, tu esi atleidžiantis. Tad siūsk mums lietų gausiai. Allahe, suteik mums lietų. Allahe, suteik mums lietų. Allahe, suteik mums lietų. Mes esame tavo kūriniai, tad neatimk iš mūsų savo malonės dėl mūsų nuodėmių. Mūsų viešpate, priimk iš mūsų.
Iš tiesų, tu esi girdintis, žinantis ir priimk mūsų atgailą. Iš tiesų, tu esi atleidžiantis, suteikiantis malonę, išaukštintas tavo viešpats, galios viešpats, virš to, ką jam priskiria. Taika pasiuntiniams ir šlovė Alachui, viešpačiui pasauliui. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله